kyla logistinių bėdų, kur man atsisėst. Deduos paskutinį svarbų daiktą, tai meškerę, nes pagrindinis kelionės tikslas ir yra pažvejoti. Ir aišku, dar liko bridkelnės ir fotelis, bet jie atsiuos atašyse. Tai nebaisiai patogu, nes reikės palaidai viską neštis, bet nesugalvojau kito būdo. O dabar rytoj iš ryto kavukas, tada į traukinį ir prasidės labai ilgai laukta mano kelionė. Viskas vyksta taip tyliai, nes nenoriu pažadinti šeimynos dar miegančias. Iš vakaro susimaliau pupelio, pasidariau French pressą, o dabar vėliau persirengti ir tada į patį pirmą troleibusą, kuris tik važiuoja, ir į patį pirmą traukinį link Švenčionėlių. Iki Švenčionėlių važiuoti teko 20 minučių, iš ten dar reikės praeiti apie kilometrą iki upės ir tada susidėjus visus daiktus pasiruošus bateliuką, tada įsiplaukėjimą. Šiaip dabar nedidėjai karščiai, tai šiandien žada daug galima. Plius jos nebus, nes stovyklaut, vežtis jau šlapius daiktus nėra niekada smagu, o dabar jau pradedu krautis daiktus ir ruošiuosi išlipimui jau. Po neilgo pasivaikščiojimo atvykau prie upės, tai plauksiu Žeimeną, kaip jau minėjau. Šiaip Žeimena yra mano vaikystės upė, nes čia mano prosenelė gyveno ant upės krantą, daug vasarų praleista. Pagauta mano pirma aukšlė ant medinės meškerės su tėčiu ir broliu. Ir šiaip čia leidau laiką ne tik vasarą, bet ir žiemą. Bus smagu prasiplaukti tą vietą, nes čia nėra toli nuo jos. Bet dar ką supratau, kad lauks kova su uodais, mašalais, bimbalais, nes labai daug jau čia jų puola. Ilgai nieko nelaukęs einu ruoštis, nes tuoj sukas ir šiaip daug plaukti reikia šiandien. Dėl šitų krepšių, tai tiesą pasakius labai ilgai dvejojau, imt ar neimt, nes nebuvo tikrai patogu transportuoti juos, nes reikėjo iš išorės kabinti, bet tada nusprendžiau, kad jisai priduos šitie krepšiai, ne jisai vienas, priduos tokį didelį komfortą plaukiant, susidėti daiktus ir panašiai, kad nusprendžiau, kad verta biškį pasikankint, nepasipatogint nešant, bet už tai plaukti komfortiškiau, nes nešt mažiau reikia negu plauksi. Trukmė, tai viskas ok, pavyko.
šitą krepšį eina vanduo, dienos užkandžiai visokie. Čia įsidėsiu fotoaparatą, GoPro ir panašiai, o į didelį krepšį dėsiuosi štatyvą ir tokios kitus didesnius daiktus. Jau baigiu susidėti daiktus, liko paskutiniai daiktai ir kažkur kuprinę įdėti, nes šitas dry bagas visai vietos užima neplanuotai. Šiaip tai tūba laiko 100 kg, kadangi pats nedaug sveriu, tai viskas turėtų būti gerai. Nusileisiu dabar ją į vandenį sutėjęs visus daiktus ir bandysiu jau pradėti plaukti. Čia va paruošta kupriniai daiktas šitas, bet galima panaudoti ir kad ir nenuplauktų. Iškyla logistinių bėdų, kur man atsisėsti. Kai tiek daiktų prikrauta visur, kažką reikia sugalvoti, pabandžiau išleisti pagalvę, ant kurios remtis turėjau, tai dabar bandysiu į kuprinę remtis tiesiog, kai sėsiuosi. Nu, tikiuosi viskas pavyks. Reikia pasitepti kremu nuo saulės, o tai sudegsiu, kad ir per debesis kol kas, bet vis tiek saulutė ant vandens labai gerai ima. Ir ausis dar reikia pasitepti. Asmeniškai labai mėgstu šituos tokios stikus, dėl to, kad patogu, nes susitepi rankų ir labai patogu prieiti visur, kur reikia pasitepti. Tas debesis ir griaustinis vis vejas, bet tikiuosi, kad nepasives. Tai kol kas turiu vieną mėkšriuką sąskaitai, daug nutrauktų muselių ir vieną pilnai persirištą sistemą. O plaukiu dar tai 3 kilus. Kol kas prastai. Sutikau archeologų, sakė, rado 6000 metų žvejybvietę. Tyrimus dabar daro. Nu fainai, bet kad man nekimba, nors žvejybvietė senos. Keičiu muselę dabar. Už manęs vieta, kur pagavau pirmą savo gyvenime žuvį su tėčiu, nes netoli šito skardžio mano prosenelė gyveno. Čia praleista daug vasarų, žiemų, daug visko. Tai gera prisiminti, bet ir liūdna, kad jau tiek daug laiko praėjo ir ant kiek yra viskas pasikeitę jau gyvenime. Nebuvo taip, kad būčiau labai išalkęs, bet sustojau čia pietauti, nes čia man yra ypatinga vieta. Štai ten ant to kampo aš esu pagavęs pirmą savo gyvenime žuvį aušlę ant medinės meškerės kartu su tėčiu ir broliu. Nes kaip minėjau, mano močiutė gyveno prie pat šitos vietos, prosenelė tiksliau. Ir daug čia laiko praleisti ir kai atvažiuodavom čia pas prosenelę, tai pirmas dalykas, ką darydavom, tai eidavom būtent žvejoti arba pasižiūrėti tiesiog upės, kaip jinai atrodo. Čia graži ta atodanga tokia, wow, gera grįžti. Tai greit pavalgiau ir varau toliau plaukti, kad negautų odos arba gautis kuo mažiau. O šiaip tai va, kokį būdą atradau, tai kuprinę dedi vietoj atlošo ir labai patogiai sėdisi. Taip pat kaip su juo, gal netgi patogiau negu pats atlošas. Čia dėl viso pikto prisegu kuprinę, kad nepamesčiau.
Plaukiau 6,5 valandos, nuplaukęs 14 kilų. Žuvų pagavęs ne vieną ir ne dvi, tikrai kimba, bet nei vienos tos, kurios norėčiau, tai kiršlę. Šiaip vietos nuo Švenčionėlių žemyn labai nekiršlinės. Čia spiningautojam rojus. Nes matosi šapalai, lydekos, ešeriukai. Su museinės už tam žuvim sunkiau. Reikėtų specifinės meškerės, muselė. Mano tikslas buvo kiršliai. Tai jų aš tikrai nepagausiu. Bet papuola šapalai, strepetys, mekšrų ne vienas papuolė. Bet šiaip nežinau, šiandien abejoju, aš pasieksiu savo tikslą, kurį buvau užsiplanavęs. Tai stovyklavietė ties Meškerinė. Greičiausiai ne, nes lėtai viskas vyksta progresas. Bet ir planą keičiu pačias kelionės, jau šiandien, manau, nuspręsiu tą padaryti, dėl to, kad jeigu pradės, aš nenuplauksiu iki ryt po piet kelių valandų, dėl to, kad didelis atstumas, srovės nėra, tenka daug pačiam kojytėm dirbti. O rytoj išvažiuojam su draugais stovyklauti prie ežerą. Tai negaliu ten nakčia paskutiniais traukiniais grįžti. Dar vis teks padirbėti kojam. Užkandžiauju dabar jautienos batonėlį vytintus, skanus, bet ką noriu papasakoti, tai kad pagreitėjo upė. Tai labai pasidarė faina, nes prieš tai kojam reikėjo vajai kiek. Makala dabar irgi padedu savo, bet ir srovė jau geresnė yra. Tai. Ir žuvų padaugėjo, nes srovė atsirado, nes viršui kyba, bet tik tai raudės ir šapaliukai. O čia strepetys buvo, dar tikiuosi kiršlio. Vakarą pradėjo kibti kiršliai. Pabudo, o gal vietas tinkamesnis jiem. Tegul plaukia gražuolis. Opa. Čia gal vietos pasikeitė, tinkamesnė šiaip pasidarė, nes atsirado akmuo ant dugno, žvirždus toksai. O šiaip tai jau plaukiu lygiai 10 valandų, tai beveik 2-4 kilus. Ir jau ieškosiu, kur miegoti, nes galimai iki nusimatytos nakvynės vietos nepavyks kol šviesų nusigauti. Tai teks ieškotis kitos, bet bėda, kad čia viskas labai, kaip matot, apžėlė. Tai išlipimo bus sunku rasti. Bandau kojam dirbti daugiau. Tai plaukiau 10 valandų 20 minučių ir pagaliau atvykau į stovyklavietę. Ne į tą, kur buvau planavęs namuose, kad tai eisiu, bet radau kitą irgi ant upės krantą, ant skardžio. Faina, gerai, kad yra darbo diena, tai nėra žmonių. Na va, palapinę pasistačiau. Dabar liko persirengti ir tada eisiu darytis valgyti ir tvarkytis kitų daiktų. Vieta tai labai graži. Po 10 valandų plaukimo įsikūriau savo stovyklavietę ir dabar pasidarysiu vakarienę. Vakarieniai turiu pasipirkęs iš Dekatlono pabandyti jų tą sausą maistą. Taip pietus valgiau, tai buvo taip sausau. Negaliu nei pagirti, nei kažką pasakyti labai blogo.
O vakarieniai turiu nusipirkęs bolonezė makaronus. Pabandysiu, kaip jie bus. Žiauriai daug uodų, ta prasme, neįmanoma. Dabar, aišku, sėdžiu palapiniai, tai prisileisiu aš jų ten. Bet jau nieko nepadarysiu, paskui teks vaikyti. O kol verda vanduo, tai papasakosiu gal apie dieną, tai praplaukiau 2-4 kilus, užtrukau 10 su biškiu valandų. Tai pradžia nuo Švenčionėlių tai buvo labai nuobodi, nes jinai yra visa tokia lygi, jokių rėvų nieko, tai ir žuvis jinai kybo, tai šapalai, raudės. O paskui nusileidus jau žemiau, paskutiniai kokių 10 km, tai va ten buvo geras vietas. Pagavau ir kilšlių keletą, tai pagyvėjo upė tikrai. Antrą kartą nuo Švenčionėlių neplaukčiau. Plaučiau nuo žemiau, tik bėda, kad negali nusigauti tenai, nes stotelė tai tik tais Švenčionėliai, jeigu autobusu. Dabar paliksiu pastovėti. Nuragausiu maistą pasidarytą. Šiaip neblogas. Nėra kažkas super, bet ir nėra labai blogai. Jeigu kam įdomu apie žvejybą, tai šiandien geriausiai dirbo triušio ausies nimfa, arba angliškai Here's Your Nymph. Šviesios spalvos su tokiu violetiniu blizgučiu. Tai daug labai netekau muselių, žiauriai daug nutraukiau, tai kaip uodai tie puola, vau. Tai teks namo grįžus ryžtis, bet dar reikės prieš tai užsakymą pasidaryti, nes neturiu kabliukų, wolframinių galvučių likusių. Bet rytoj užteks, nes nebedaug čia man liko, plaukė 5-6 kg rytoj ir tada iki traukinio jau paeit pastute. Tiesiog neįmanoma būti lauke, kiek daug uodų. Tai valgau viduje atsidaręs tinklelį, kad būtų vaizdas. Nes tiesiog išlendi ir visur kanda, tai jau ir pėdas skauda, sukastas, kaklas, viskas. Dabar žiūriu, tikiuosi nebus lietaus, tai prognozė reikės pasižiūrėti. O dabar tikrai einu miegoti, jau pasižiūrėjau tauskin, išbaidžiau. Labanakt. Labas rytas visiems. Tai naktis nebuvo jauki. Žaibavo, griaudėjo, prie pat audra čia buvo. Tiesiog bandžiau kuo greičiau užmigti ir pralaukti naktį. Didžiausia galvos skausmą, kokį turėjau, tai brytkelnes, kad nepribėgtų vandens į jas. Bet pažiūrėjau, lygiai viskas gerai, aš čia buvau jas apvyniojęs. Nepribėgo sausas.
Baiginėjau valgyti savo pusryčius. Uodai vėl nežmoniškai puola. Susipakavau daiktus, tai barytkelnės biški viduj visgi šlapia. Prilyja man į jas. Nu, bet jau nieko nebepadarysi, tai valgau, kraunas daiktus ir plaukiu. Išplaukiau, palieku savo stovyklavietę. Tikrai labai faina vieta. Įdomu, ar čia įmanoma privažiuoti su mašina, nes atsiveščiau šeimą. Wow. Šiaip upė labai graži šitą atkarpą, kur vakar pasakojau, tai smagu, aišku, naktis buvo baisi, tokia šiek tiek nejaukinė, tai kad baisytis. Žaibas griaustinis, prie pat naktį vieną kartą pažadina net nuo šviesos blyksnį. Bet čia viskas labai super. Šitos gulbės jau mane ilgą laiką lydi, aš su jom nakvojau. Dabar irgi mane lydi jos, tai susidraugavom. Manau, kad iki pat traukinio plauksim kartu. Šiaip graži šeimyna gulbių. Priplaukiau savo vakar planuotą stovyklavietę, tai labai gerai, kad nusprendžiau neplaukti ir likti. Nes nuo praėjusios nakvynės vietos čia dar 1:20 upe. Tai būčiau tikrai papuolęs į audrą, nespėjęs nei palapinės pasistatyti, nei pavalgyti. Džiaugiuosi sprendimu vakarykščio. Dar lieka 4 kilai kokie iki išsilaipinimo. Šiandien nepagavau nieko. Nežinau kodėl, tiesą pasakius. Ir vietos tokios ramumos. Nelabai kiršinga. Bet už tai gražu. Pagavau ir šiandien. Prieš tai skundžiausi, kad nieko. Tai pirmas kiršliukas. Atplaukiau iki išsilaipinimo vietos, dabar reikia išsikrauti viską ir tada išsiplauti savo plaukimo priemonę ir eiti į traukinių stotį. Turiu 1:30, jeigu dar spėsiu, pasidarysiu košės stoty. Pasipakavau visus daiktus, įmu kuprinę ant pečių ir eisiu į traukinių stotį. Tai pagal laiką atrodo, kad visur spėju, net neskubėdamas gal pavyks, net neskubant tą pasidaryti. Tai baigiau 2 dienų savo plaukimą per Žeimenos upę. Smagu buvo, bet ar kartočiau, kaip turizmo prasme tai, bet žvejybos prasme abejoju. Nes yra, žinau tiksliau, geresnių vietų, kur galima pažvejoti kiršlių. Tai dabar eime į traukinį ir žiūrėsim, kas tenai per situaciją bus. Gal dar valgyti pasidarysiu stoty. Kaip ir sakiau, kad jeigu liks laiko, įsivirsiu stoty dar košės pavalgyti. Nors pusryčius valgiau, bet turėjau daugiau pasiėmęs. Turiu laiko, neturiu ką veikti visą valandą. Tai pavalgysiu dar. Šiaip kas buvo gerai, čia įsilaipinus nuo tilto, visai netoli paeiti, gal kokį 10 minučių reikėjo, mažiau net pasinešti daiktus. Tai labai čia sėkmingai viskas šito klausimu. Lėktuvu į traukinį ir mano trumpa kelionė baigta.